Nu ką, labukas visiems, kas šiandien toks darbelis. Kawasaki ZX-10R 21 metų ar 22, dabar neprisimenu. Nėra rakto, žodžio, rakto atkūrimui. Tai man atrodo nuo 20 metų jau eina va tokio tipo raktas su naujo tipo geležtė pas Kawasaki. Čia labai panašu į kokius nors, nežinau, KTM-us, Aprilijas, Ducatius kai kurios. Tai pamesti raktai, mocas europinis. Tai va rakto atkūrimui, jeigu kažkam reikia rakto dublikato motociklui, ar yra pamesti visi raktai, tai nesvarbu, ar tai yra beraktis užvedimas, keilėsas, ar tai yra mechaninė spina su immobilizeriu. Tai viską galima padaryti. Dažniausiai užtenka tik tai dalių, pačio motociklo vietoj kaip ir nereikia. Kartais būtina nuimti, nes kitų variantų nėra. Tarkim, pavyzdys japonai. Immobilizeris pas japonus yra variklio kompiuteryje. Kawasaki, Suzuki, Honda, tarkim, ne? Čia nekalbu apie berakčio užvedimą, čia kalbu apie mechaninę spiną. Pas Yamaha immobilizeris yra biškai kitaip. Aplink spiną yra immobilizerio blokas, jis yra surištas su variklio kompu. Tai va ten kitokia sistema. Kai yra beraktis užvedimas, dar biškai kitokia sistema, ten jau yra keilėso blokeliai atskiri ir taip toliau. Tai čia kalbant apie kokią Honda Goldwing arba skuterius, Yamaha, pavyzdžiui, Tamaxai, ten X-Maxai visokie ir taip toliau. Tai visą tai taip pat galima padaryti. Tai Ducati, Kawasaki, sakau, KTM, Harley Fobai, žodžiu, visi motociklai, triumfai, paprastos spinos, keilėsai, nekeilėsai irgi, žodžiu. Tai jeigu kažkas norit ar dublikatą atsargai turėti, ar esat pametę visus raktus, tai galit kreiptis tiesiai iš Amerikos pas japonus immobilizerio. Jeigu tai nekeilėsas, 99% nėra. Ten biškai kitokia sistema yra. Pas Europą yra pas visus. Pas Ameriką europinius motociklus, tai yra nesvarbu, ar jie yra Amerikoje, ten Ducati, KTM ir visa kita, jie yra visi su immobilizeriu. Čia tik tai, kas liečia japonus.